Pradžios knyga 21 skyrius. Viešpats pasielgė su Sara, kaip buvo sakęs, ir įvykdė, ką buvo pažadėjęs. Sara pastojo ir pagimdė Abraomui senatvėje sūnų tuo laiku, kurį Dievas buvo nurodęs. Sūnui, kurį jam pagimdė Sara, Abraomas davė Izaoko vardą. Abraomas apipjaustė savo sūnų Izaoką 8 dieną, kai buvo įsakęs Dievas. Abraomas buvo 100 metų, kai jam gimė sūnus Izaokas. O Sara sakė: Dievas iškrėtė man juoką, kas tik apie tai išgirs, juoksis su manimi. Ir pridūrė: kasgi būtų galėjęs pasakyti Abraomui, kad Sara žindys vaikus? O vis dėlto pagimdžiau jam sūnų senatvėje. Vaikas augo ir buvo nujunkytas. Ta diena, kai Izaokas buvo nujunkytas, Abraomas surengė didelį pokylį. Pamačiusi egiptietės Hagaro sūnų, kurį ši buvo pagimdžiusi Abraomui, žaidžianti su jo sūnumi Izaoku, Sara sakė Abraomui: išvaryk šią vergę su sūnumi, nes tos vergės sūnus nesidalys paveldų su mano sūnumi Izaoku. Šis reikalas Abraomą labai kankino, nes tai lietė jo paties sūnų. Bet Dievas tarė Abraomui: nesikankink dėl berniuko ar dėl vergės, ką tau sako Sara, daryk, kaip jis sako, nes per Izaoką bus tęsiami tavo palikuonys, bet ir vergės sūnų padarysiu didelę tautą, nes ir jis yra tavo palikuonis. Abraomas pakilo anksti rytą, paėmė šiek tiek duonos bei vandenmaišį ir padavė Hagarai. Užkėlęs juos jai ant pečių, išsiuntė ją draugė su vaiku. Išėjusi įklajojo Beeršebos dykumoje. Išsibaigus vandenmaišyje vandeniu, jį padėjo vaiką po krūmų, paėjo į šalį ir atsisėdo priešais maždaug per lanko šūvį, sakydama: negaliu žiūrėti, kaip vaikas miršta. Sėdėdama priešais jį pravirko graudžiomis ašaromis, bet Dievas išgirdo berniuko verksmą ir Dievo angelas iš dangaus pašaukė Hagarą, klausdamas: Hagara, kas tau? Nebijok, nes Dievas išgirdo berniuko verksmą iš ten, kur jis yra. Eikš, pakelk berniuką ir paimk jį už rankos, nes aš iš jo padarysiu didelę tautą. Tuomet Dievas atvėrė ją akis ir ji pamatė vandens šulinį. Nuėjusi prisėmė vandenmaišį vandens ir pagirdė berniuką. Dievas buvo su berniuku jam augant, jis gyveno dykumoje ir tapo įgudusiu lankininku. Parano dykuma buvo jo namai. Jo motina gavo jam žmoną iš Egipto žemės. Atsitiko taip, kad tuo metu Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas sakė Abraomui: Dievas yra su tavimi, kad ir ką tu darytum. Todėl dabar Dievo vardu prisiek man šioje vietoje, kad su manimi ar mano pažįstamais ir giminėmis nesielgsi apgaulingai, bet su manimi ir su kraštu, kuriame gyveni kaip ateivis, elgsiesi taip palankiai, kaip aš elgiausi su tavimi. Abraomas atsakė: prisiekiu. Kai Abraomas pareiškė skundą Abimelechui dėl vandens šulinio, kurį buvo užgrobę Abimelecho tarnai, Abimelechas atsakė: nežinau, kas tai padarė, iš tikrųjų man nieko apie tai nepranešei ir aš iki šios dienos apie tai nebuvau girdėjęs. Abraomas paėmė avių ir jaučių, davė juos Abimelechui ir juodu sudarė sutartį. Tuomet Abraomas atskyrė iš kaimenės 7 ėriukus. Abimelechas klausė Abraomą: ką reiškia šie 7 atskirtieji ėriukai? Jis atsakė: tu priimsi šios 7 ėriukus iš mano rankų, įdant būtum liudytojas, kad aš iškasiau šį šulinį. Todėl ta vieta buvo pavadinta Beeršeba, nes ten jiedu padarė priesaiką. Taigi sudarė Beeršeboje sutartį, Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas pakilo ir sugrįžo į Filistinų kraštą. O Abraomas pasodino Beeršeboje Tamariską ir ten vardu šaukėsi Viešpaties Dievo amžinojo. Filistinų krašte Abraomas ilgą laiką gyveno kaip ateivis.